Čia yra pirmas mano etatinis darbas mano gyvenime. Aš negaliu pasakyti, kad aš blogai jaučiuosi iš tikrųjų, nežinau. Jau kai mokiausi dėstytojas, mačiau, kad truputį mane irgi ruošiau kaip ir pedagogą. Tai man kaip ir nėra tai naujiena. Ne visada geras pedagogas yra geras atlikėjas arba atvirkščiai. Geras atlikėjas ne visada yra geras pedagogas. Idealu, kada aišku ir tas, bet tikrai ne kaip taisyklė. Dažniausiai tik kalba rezultatai už dėstytoją, bet be abejo, kad studentai irgi turi labai daug darbo. Čia yra viskas su savimi. Kiekvienas unikalus, kiekvienas kitoks. Kiekvienas su savo kažkokiais ar tai kaprizais, ar su džiaugsmais, ir su charakteriais, su problemom, su viskuo. Ir tu, kaip sakant, čia ne tik nateles turi padėlioti, bet ir paguosti, ir apkabinti, ir visaip čia būna. Čia šeima. Didžiausias džiaugsmas yra matyti, kad tu ne šiaip čia sėdi ir kad tavo pastabos, kad tavo noras, kad jiems sektųsi, pasiteisina. Ne visada ten 100% norisi daugiau, norisi geriau, bet tu matai, kad į priekį, o ne atgal, tai tas džiugina. Linkiu taip pat šauniai darbuotis, matau, kad kas mane džiugina, kad aš matau čia labai daug praktikos ir noro, kad studentai ne tik mokytųsi, bet ir iš karto praktikuotųsi, kad jie būtų šalia, kad jie dalyvautų projektuose, tai aš linkėčiau, kad tai nenutrūktų, kad šaunių dėstytojų pritrauktų, kad studentai išsineštų kiek įmanoma daugiau ir kad sklistų gandas apie kolegiją tik iš geros raidės ir tiek.